Sveiki visi sugrįžę į dar vieną Back Associates epizodą. Šiandien sugrįžtame su dar viena labai svarbia tema, kalbant tiek apie verslo, tiek apie asmeninį gyvenimą. Tai šiandienos tema – kaip atsirinkti tinkamus žmones. Už šią temą labai dėkoju jau mūsų studijoje buvusiam Alanui, jis ir pasiūlė šią idėją, tai ačiū jam labai. O dabar nieko per daug netempę, galime pradėti. Taigi šiam epizodui dėstyti, kaip ir praeitiems epizodams, vėl turiu keletą punktų, prie kurių prieisime vėliau. Tačiau pradžiai mums žinoma yra svarbu išsiaiškinti, dėl ko reikia atsirinkti tinkamus žmones. Tai pradėsiu savo mintį nuo jau visiškų klišė tapusių angliškų išsireiškimų, kurį esate greičiausiai girdėję kiekvienas jūsų. Tai yra your network is your net worth. Arba lietuviškai tariant, tai jūsų socialinis ratas, jūsų aplinka atitinka taip pat ir jūsų vertę. Na, o tai kas įeina į tą vertę? Ir tai žinoma tikrai nėra vien skaičiukai jūsų banko sąskaitoje. Vertė yra taip pat, kiek žmonės yra pasiruošę sumokėti už valandą praleistą su jumis. Vertė yra, kiek žmonės nori jūs pažinti ir taip toliau. Na, o dabar galime prieiti prie 3 punktų. Taigi šiandienos 3 punktai būtų tokie. Tai pirmasis būtų pradėti nuo savęs, prie kurio taip pat prieisime kiek giliau. Antras būtų, ar kitų žmonių vertybės atitinka jūsų vertybės. Ir taip pat trečiasis punktas, lipti iš komforto zonos. Tai šią temą jau ir esame kalbėję anksčiau, praeituose mūsų epizoduose, bet šį kartą mes ją vėl paliesime. Taigi pradėkime nuo pirmojo punkto, tai pradėti nuo savęs. Ir šio punkto potėmė pirmoji būtų suprasti savo vertę. Na, kaip ją suprasti? Tai dabar turėtumėte kiekvienas įsidėmėti į save, įsižiūrėti į save, suprasti save ir pagalvokite, ar žmonės iš tikrųjų jaučiasi gerai aplink jūs, ar jaučiate diskomfortą būdami su jais, galbūt iš to, ką sakote ar darote jūs. Galbūt tai yra jūsų pirmoji problema. Taip pat supraskite, ar žmonės jaučia iš jūsų vertę. Vertę tai vertę tobulėjimo vertę, o ne tik piniginę ar kažkokią naudą. Jeigu jūs galite padėti žmonėms tobulėti arba galite jiems tiesiog padėti, vadinasi jūsų vertė yra jau kiek aukštesnė. Tačiau jeigu to neturite, turite pradėti kurti savo vertę. Na, kaip tai padaryti, tuoj papasakosiu. Tai norint kurti savo vertę, turite mokėti kažką daugiau negu moka vidutinis žmogus. Pavyzdžiui, jeigu bandysite žmogų mokyti vaikščioti arba kvėpuoti, tai kokia iš jūsų vertė? Tai vienareikšmiškai moka visi žmonės. Tačiau jeigu jūsų vertė yra atsirinkti tinkamus žmonės, atsirinkti tinkamą aplinką ar požiūrį, tai jau yra jūsų vertės dalinimasis su kitais. Na, o ką jau kalbėti apie paslaugas, kurias galite suteikti, jeigu to nemoka kiti. Taigi antrasis punktas būtų, ar mano vertybės atitinka kitų mano aplinkinių vertybės. Prieš pradedant taikyti šį punktą, mums reikėtų atsisėsti ir tiesiog parefleksuoti su savimi. Suprasti, kas mums yra svarbu ir suprasti, kas mums yra neįkainojama. Na, o tuomet tai sulyginti ir surefleksuoti su savo artimaisiais. Šeima, draugais ir taip toliau. Ir neinvestuokite kiekvieno susitikimo su draugais durniavimui mieste, investuokite laiko ir protingom šnekoms, sužinokite vienas kito vertę ir tikslus, nes tik žinodami vienas kito vertę ir tikslus, galėsite vienas kitam padėti tobulėti. Na, o kitu atveju tiesiog tempsite vienas kitą žemyn. Vienareikšmiškai visos jūsų vertybės su kiekvienais draugais neatitiks, bet būtent tos, kurios atitiks, jas kartu ir lavinkite. Siekite tų bendrų tikslų, padėkite vienas kitam. Na ir žinoma, nepamirškite paprastų draugystės dalykų, kaip gera nuotaika ir geras laikas. Na ir svarbiausias dalykas, kalbant apie draugystės, tai venkite negatyvo. Jeigu matote, kad jūsų atitinkamas draugas yra negatyvus, jums yra negatyvo šaltinis, būtinai jam apie tai pasakykite, kalbėkite, nebūkite, tiesiog neteisingas žmogus, bet tuomet, kai jau pakalbėsite, kai suprasite, iš ko kyla būtent tas negatyvas, ar jį galima pakeisti,
Jeigu taip, galite sutvarkyti ir toliau kurti geras bendras vertybės, tačiau jeigu negatyvo pašalinti nepavyksta, tai nesvarbu, kad ir kiek jūsų vertybių sutampa, jų kartu tobulinti negalėsite. Taigi trečiasis punktas – lipimas iš komforto zonos. Tad kaip jis koreliuojasi su tinkamų žmonių atsirinkimu? Tai pagrindinis dalykas – naujos pažintys. Natūralu, kad mes savo pažintį, savo draugus surandame savo bendruose darbuose, bendruose mokyklose, bendruose veiklose, būreliuose ar tame pačiame kieme. Bet jeigu jūsų gyvenimas jūs atveda iki tokios progos, kai galite susipažinti su žmogumi, kuris galbūt turi tokias pat vertybės ar tokius pat tikslus, žinoma, tai labiau yra pritaikoma verslo srityje, nebijokite to žmogaus užkalbinti. Ne kartą ir man tekę būti tokioje situacijoje ir nors ir baimės buvo daug, buvo persilaužta iš komforto zonos. Na ir vertybės, kurias aš gavau po to pokalbio, buvo labai brangios ir stiprios. Gavau naujos motyvacijos, naujų žinių ir taip toliau. Ir svarbiausia, gavau naują pažintį, kuri galbūt man kažkada gyvenime padės. Na ir dar vienas patarimas, kuriant verslinės pažintis, tai susikurti LinkedIn paskyrą, kur būtent visi žmonės ir renkasi kurti savo vertę, dalinti savo vertę, plėsti savo networką ir taip toliau. Nebijokite rašyti, nebijokite skaityti, sekite žmonės, kurie jums patinka, tinka, kurie dirba jūsų norimą darbą, jūsų norimą veiklą, būtent iš jų galėsite mokytis ir tobulėti. Taip pat ten susipažinau su labai daug įvairių žmonių, kurių verte taip pat norėčiau pasinaudoti. Taigi, ačiū Jums už dar vieną išklausytą epizodą. Labai tikiuosi, kad Jums jis patiko. Palikite komentarą, jeigu klausote per YouTube, paspauskite like. Na, taip pat pasidalinkite su savo draugais. Na ir ačiū Jums ir iki kito karto. Viso.